Sveiki, gyvi gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Žolinių savaitgalis ir jau trečias long ride'as šį savaitgalį. Penktadienį buvo pirmas su Vitaliu, Evaldu, Valdemaru. Darėm ir dar porą vyrukų prasukom. Jie prasuko ratą nuo Vilniaus iki Dubingių ir atgal, aš prasukau iki Dubingių, paskui važiavau į sodybą. Vakar apsukau neblogą ratą aplink Anykščius. O šiandien kelionė namo į Vilnių ir tikrai vienas gražesnių maršrutų iš Anykščių į Vilnių. Pro Širvintas šį kartą. Įprastai į Vilnių grįžti iš sodybos pro Molėtus, nusiminus ten, pro Pabradę kartais pasuku. Šiandien, kadangi labai stiprus yra vakarų šiaurės vakarų krypties vėjas, nusprendžiau 1 valandą pavažiuoti prieš vėją, o link Ukmergės maždaug kryptimta, o tada pasileisti lengvai tokių pavėjui. Parodysiu ir papasakosiu, kas čia laukia manęs po keliui. Vakar čia visiškai netoliese, aš kokį 20 km nuo šitos vietos, kur dabar esu, vyko plento taurės lyduokių etapas. Tai užkabinsiu ir dalį asfalto plento, kur vakar vyko varžybos, o šiaip stengsiuosi važiuoti graveliais, taip kaip aš mėgstu ir taip kaip ir vadinasi šitą rubriką. Gražiausi ant gravel maršrutai Lietuvoje. Prisisekite diržus ir mėgaukitės. Na taip, čia yra 10% į kalną. 300 pm ir važiuojam. Maršruto GPX jūs galite surasti video aprašymą. Ten aš jį sudėsiu nuo Anykščių iki Vilniaus, turėtų gautis apie 140 km. Ten aplink Anykščius irgi pakankamai daug išvažinėjęs. Ir iš tikrųjų ši vasara yra labai dėkinga, nes graveliai iš esmės yra puikios kokybės. Labai retai, kur pasitaiko tarka. Tai greičiausiai dėl to, kad tiesiog yra drėgna, neišsimuša dulkės iš akmenų. Plius dar gravelio bosas labai dažnai dirba, tai kokybė puikiai. Orelis šiandien tikrai neblogas. Tik tai yra stiprus šoninis vėjas, kaip matot, iškart dulkės nupučia. Šiuo metu pučia man iš dešinės į kairę. Nėra man labai blogai tas šoninis vėjas. Blogiausia, kai duoda tiesiai į kaktą. Va, gal vienas minusas, tik išvažiavau, ten toks debesėlis ėjo ir pats lietaus kraštas užkabino. Na, gal 2 minutės, labai minimaliai. O ten va, matau, kad vėl ateina, bet jau liks man už nugaros. Ir ką, šiaip gražus metų laikas, laukuose visur dirba kombainai, renka angliavandenių derlių ir netrukus parduotuvėse mums pasiūlys papildyti savo gliukogeno atsargas įvairiomis formomis. Ir balta duona, ir košėmis, ir manų kruopomis. Vienu žodžiu, visko, ko mes tik mėgstame. Maršrutą susidėjau taip, kaip mėgstu visada susidėti, kad pavažiavus žvyrkeliu 10-20 km, kad gauti nedidelę asfalto dozę. Biškį pailsi rankos, kojos, šikna, smegenis, viskas pailsi. Tai maršrutas eina pro visokius mažus miestelius. Čia yra Dapkūniškis. Mažose miesteliuose dažniausiai visada būna pasklotas asfaltas. Yra nedidelių parduotuvėlių, kur galima padaryti refilą, pasislėpti nuo lietaus, pasikrauti mobilų telefoną arba šiaip staptelti, paplepėti su vietiniais. Let's go! Jau pasisukau pavėjui, juodas debesis liko už nugaros, prieki šviečia saulė, važiuojam! 50 tikrai neviršiu greičio.
mane ant ištisinės lenkia automobilis pačioj blogiausiai vietoj. Balninkų miestelio paplūdimys. Kažką raudonai man piešia. Turbūt stačiausia šito maršruto įkalnė. Kokių 25 metrų ilgio. Nesikankinam. Long ride'as, Z2. Ir niekur neskubu. Nebent nuo to debesies dar bėgti, nes kaupiasi. Tai dabar dar papasakosiu, kad kiekvienoje sankryžoje atsiranda protinguolių, kur nori visi kartu važiuoti. Tai maždaug tokia yra vairavimo kultūra Lietuvoje. Kai važiavau aplink Lietuvą, tai iš esmės visur būdavo neblogai, būdavo tokie pavieniai atsirasdavo, kur spausdavo iki galo. Nu, dabar tai irgi. Po ilgo savaitgalio visi grįžta. Visiems labai skubu grįžti į Vilnių. 12 valandų 12 minučių. Tikrai ten jau reikalai Vilniuje sekmadienį. Tokiu metu. Tai važiavom kaip norim. Šiek tiek pamelavau, kad yra viena raudona įkalnė. Čia prie Želvo yra dar viena raudona. Šiaip greitis čia 50. Bet sugedas spidometras visą laiką rodo 30, tai reikia spausti. Čia prie automobilių vairuotojas iš. Na va, už nugaros liko Želva. Nuo Balninkų čia buvo nemažai asfalto, porą statesnių įkalnių. O dabar, kaip priklauso šitam kanale, ant gravel. Ir kadangi važiuoju vieną šį savaitgalį, tai reikia nors papasakot. Trumpai. Prieš 2 savaitės buvo Megre, Liuks varžybos. Beveik visa Feikeikų komanda atvarė sudalyvavo. Praeitą savaitgalį nuvarėm į Latviją, sudalyvavom Gravel Weekende. 2,5 karto mažesnis renginys dalyvių skaičiumi negu Megre. Bet trasos man labai patiko. Nu visko, vat ir tokių buvo. Šiaip greiti platus žvyrkeliai, autostrados. Tada trumpai įmesdavo padaužyti į mišką. Nu ir labai mažai asfaltų iš tikrųjų tam buvo. Tai irgi smagu. O kadangi šis savaitgalis yra žolinių ir jis yra ilgasis, tai pats pavadinimas jau užkoduoja planą. Jeigu ilgasis savaitgalis, reiškia ir ilgasis raidas. Tai šį savaitgalį dariau iš viso 3. 2 dariau, 3 dabar darau. Penktadienį labai smagiai, su nuotykiais. Vakar long ridas, bet ramus. Sėdėjau Arūnė ant rato, kol jinai nurinkinėjo karūnas visur aplink anykščius. Stravos karūnas. Nu va, o šiandien lėkiu namo, man apie 120 km. Irgi stipriai nespaudžiu, Z2. Ypatingai čia, kur dar gaunu vėjo į kaktą. Pažiūrėsim. 1 valandą, manau, greičio vidurkis bus apie 2,8. O tada labiau pavėjui pasisuksiu, gal padidinsiu iškart keliais kilometrais per valandą. Na, o kalbant apie žvyrkelio kokybę, tai realiai nelabai yra prie ko prisikabinti. Viskas yra beveik idealiai. Galėtų būti mažiau vėjo. Valanda 10 min to the ride. 2,8 vidurkis. Gravelis geras. Pasisuksiu dar labiau pavėjui, pradės vidurkis didėti. Kasgi dar laukia šį sezoną, kur čia mes dar planuojam važiuoti. Tai po Gravel Weekendo čia porą savaičių pertrauka tokia gaunasi nuo varžybų. Ir buvau suplanavęs rugpjūčio paskutinį savaitgalį važiuoti į
Ispanija į Bedlandus. Pavyko ten iš 3 karto prasmukti, patekti į dalyvių sąrašą už 295 eurus ir labai gerą motyvacinį laišką. Bet tada staiga vasaros vidury Red Bullis paskelbė, kad vėl bus renginys Saremo saloj, kuris vadinasi Red Bull Tour of Vikings, o ten yra nesuvestų sąskaitų. Tai pakeičiau planus. Į Bedlandus nuo Feikeikų siunčiam Mindaugą Jetą. Jisai ten paenjoyins, pasikankins 800 km su viršum 20 000 metrų sukilimą. O mes po pusantros savaitės su Paulium, gal dar ką nors prikalbinsim iš komandos, lekiam į Saremo salą, į Red Bullio Tour of Vikings. Šiaip tai Tour of Vikings man tai turbūt iš vis etaloninis renginys. Gal dėl to, gal ne dėl to, kad daro į Red Bullis, bet tarp organizatorių irgi yra žmonių suprantančių dviračių sportą. Tai iš esmės gravelio varžybos. 3 etapai per vieną dieną, viskas vyksta. Veiksmas vyksta Saremo saloj, Kuriasariai, Saremo sostinėje, taip sakykim, senovinėje pilyje. Startas, finišas ir varžybos susideda iš 3 etapų. Tai viskas vyksta vieną dieną, bet per 3 etapus. Prieš 2 metus buvo taip, kad pirmas etapas 130 keli kilometrai, antras 90 berods ir trečias ten link 70. Tai formatas yra toks, kad kai pirmą etapą finišuoja lyderis, prasideda 1 valandos pertrauka. Poilsis tarp etapų. Tai jeigu tu atvažiuoji 15 minučių po lyderio, reiškia, tu turi 15 minučių mažiau poilsio. Ten 5 minutės. Tai prieš 2 metus biškį perdegiau pirmame etape. Žiauriai sutraukėme šlungis kojas. Antrą startavau, bet turėjau vidury antro etapo nusiimti, nes tiesiog nebegalėjau toliau minti, kojas juodai traukia. O čia pradeda lyti. Nepavyko man visiškai pabėgti nuo to lietaus. Nieko tokio. Nėra blogai. Tai va, o Pauliui pasisekė įveikti visus 3 etapus. Gavo labai gražų medalį, aš jam pavydžiu. Todėl, kai pamačiau, kad bus vėl šios varžybos, šios lenktynės, viskas, padėjau Bedlandus į stalčių. Iškart Pauliui sakau, let's go! Šiemet ten viskas vyks šiek tiek kitaip. Pirmas etapas bus trumpas, 60 km. Antras bus tas ilgasis, 130. Nu ir trečias irgi apie 90. Tai sumoje gausis apie 300 km. Visiškai negazdina. Tik tai reiks šiek tiek geriau planuoti jėgų panaudojimą. Bet bijau, kadangi pirmas etapas trumpas, tai vėl visi full gas atsuks. Nu, bet jau dabar žinau, kas būna. Tai važiuosiu ne tik su koja, bet ir su galva. Beje, į Saremo salą mes vėl važiuosime to nuostabiuoju Volkswagen Multivanu, kurį mums varžybiniam savaitgaliam suteikia Autojuta. Visiems patinka labai jo dizainas. Nieko ten labai mandro, tiesiog yra gražiai apklijuotas pas Vitalį. Važiuojam ir mėgaujamės. Rugpjūčio 30 Tour of Vikings Estijoje Saremo saloj, Kuriasari mieste. Deja, negalėsim dėl to dalyvauti gravelone, bet ten jau ne kartą esam buvę. Pociūnuose sparnai, kas liekat Lietuvoje, būtinai varykit, dalyvaukit. Toliau rugsėjas. Rugsėjai mūsų laukia Europos gravel čempionatas Italijoje. Pasižiūrėjau, jau mačiau, yra paviešinta trasa. Taip keistai įdomiai padaryta, 29 km ir 5 ratai. Tai varysim į tą Italiją, nes šiaip mėgstam Italiją, o ne dėl to, kad mėgstam į varžybas važiuoti, nors mėgstam ir tai.
Atvešim iš Italijos Prosecco, Rosevino pasimėgausim ten, suvalgysim picų, pincų, mocarelos, išgersim espresso ir šiaip gerai praleisim laiką, tikiuosi. Tai rugsėjo 20 Italijoje, netoli Romos, bilietai lėktuvo porą šimtų eurų, mačiau, kainuoja, šiek tiek mažiau. Dar neturim nusipirkę, bet jau perkam. Grįžtu, dabar nusiperku. Viešbučiai pas mus visada būna užsakomi varžybom pusę metų prieš arba dar anksčiau. Darom taip. Sužinom, kad reiks varžybos, bookingą atsidarom, bum. Rezervuojam su free cancellation viešbutį, nes paskui dažniausiai ir kainos kyla, ir pasirinkimo nebūna. Tai į Red Bullio Tour of Vikings irgi esam užsakę viešbutį vasaros pradžioj. Į Italiją skrisim su Ryanairu. Nėra taip patogu kaip Multivane, bet žymiai greičiau kelionė įvyksta. Gal ten vietoj kokį Multivaną išsinamosim. Tai tokie maždaug artimiausių 2 varžybų planai. Tai čia veiksmo 1,5 mėnesio į priekį. O pakeliui žiūrėsim. Jeigu rasim, ką nors įdomaus netoliesi, sudalyvausim, bus Lietuvoje kažkas sudalyvausim. Visada rudeniop Velo CX vieną etapą įmam. Žiūrėsim, dar karma bus. Gal dar kažkoks gravelonas. Keliausim link metų galo. Wow. Gerai pavirinau graveliu. Ir dabar gavau šiek tiek asfalto. Miestelis Zibaliai. Tokiuose miesteliuose visada vejasi ir puola šunys. Galime jums duoti elektrolito atsigert. Beveik 2 valandos kelyje. Pusiaukelė man. Širvintai. Važiuoju per miestą centrą, pažiūrėsiu, gal rasiu kokią desertinę. Sustosiu, išgersiu kavutės. Ir suvalgysiu kokį nors skanėstą. Ir papasakosiu apie mitybą Zedu raidų metu. Nepavyko surasti kavinės Širvintose šitoj gatvėj, kurią čia prašokau. Tiesiog pavėjui taip. Vėjas į nugarą padvelkė. Ir viskas, pravažiavau kiaurai. Bet nieko, vis tiek mano kelionės pabaigoje laukia desertai ir kava. Pravažiavęs Širvintas ir toliau tęsiasi puikios kokybės graveliai. Vėl man pučia šoninis vėjas. Trasa vingiuoja. Geriausia tai čia mint, kai pučia šiaurės vėjas. Iš esmės visą laiką į nugarą pūsti. Dabar toks rodė lengvai šiaurės vakarų, bet yra vakarų labiau. Zedu raidai ir mityba. Nevalgau aš galiukų per Zedu raidus. Labai skanu yra skrečio guminukai. Šiaip per varžybas guminukų skrečio nevalgau, nes nelabai patogu išsiimti. Bet puikus lengvas užkandis ilgiems pasivažinėjimams ramiems. Gertuvėse turiu elektrolitų. 2 gertuvės su manim. 0,75 ir 0,5. Kas porą valandų sustojau parduotuvėje, nusiperku kokią bandelę. Išgeriu Coca-Colos. Padarau refilą. Vandens ar kokią nors ten elektrolitinio gėrimo įsipilu gertuvės. Kartais vežiojasi tokias 6 tabletės tirpstančios irgi, tirpus elektrolitai, įmeti vieną, užpili vandeniu, važiuoji ir enjoyini. Bet šiandien nėra labai karšta, 18 laipsnių, neprakaituoju stipriai, ramiai važiuoju, tai galiu, taip sakant, ir mažiau gerti ir nesiparinti, kad neteksiu daug druskų. Ir šuo loja už namo, tikiuosi neišbėgši už kampo. Nesuės manęs ir mano guminukų. Pririštas. Vis karts nuo karto gaunu klausimų dar apie padangas. Ką naudoju, ką rekomenduoju, kokie pasirinkimai, kodėl vienos, o ne kitos. Dabar pastaruosius turbūt 1,5 mėnesio
Gal daugiau, gal mažiau. Naudoju Švalbės G1 RS Pro, kur protektoriaus yra per vidurį visiškai plikas, tokie nedideli guzeliai, o iš kraštų turi šiek tiek mėsos. Tai labai patinka man šitos padangos. Aišku, reikia nebijoti žvyrkelį jų guldyti, nes kadangi protektorius normalus yra tik šonuose, tai atrodo, kad guldai čia slysi, o iš tikro minkšta guma ten šonuose. Palenkite dviratį ir sukimba labai gerai. Mažas riedėjimo koeficientas, tikrai atsparios. Šiaip tai vakar kažkur, ne, iš tikrųjų net ne vakar, prieš kažkurį laiką, atsimenu, Minsko plente važiavau, šis intervalas buvo sudaužytas kažkoks dalykas, užvažiavau ant tų pabirusių stiklų ir pamačiau, kad iš karto užsisylino. Tai viduj pas mane yra silko silantas, tikrai labai geras, dabar jau tikrai tą galiu pasakyti. Plius yra sudėti insertai. Tai vat vakar vėl man longride važiuojant kažkur ar nuo smūgio, ar nuo didelio greičio gavosi taip, kad žiūriu, pradėjo per tą skylutę vėl pūsti, sustojo, apverčiau padangą, skylutė taip žemyn, kad tas silantas ten subėgtų, užsilino, 2 kartus stojau, kažkaip iš pirmo karto gal nelabai pavyko, tiesiog ten buvo tokia atkarpa asfaltė, ten apie 50, geras greitis, gal net neišlaikė iš vidaus ten tas silantas, išspjovė, o dabar jokio ženklo nėra, nei kur ta skylė, žinau, kad priešingoje pusėje nuo ventilio, čia kažkur turėtų būti, gal va čia va, o čia va toks va. Tai rekomenduoju silkos silantą, rekomenduoju šitas padangas, bent jau kol toks klimatas, kol netėjo ruduo, kol nelyja, kol nešlapia, nes ant šlapios žolės iš tikro jos slidžios. Latvijoje varžybose buvo toks vienas ruožas, kur slystelėjau per pievą, bet viskas gerai, kontroliuojamas slydimas vyko. O šiaip va, nuvažiavus, nežinau, 3000, taip atrodo. Priekis, aišku, dėvisi mažiau, tai iš vis, ta prasme, dar kaip gerulė. O va šitie minkštos gumos šonai, kur tiesiog guldai ir tada sukanda gravelį asfaltą bet ką. Taip, kad pirkit ir naudokit. Tai apie mitybą, va. Kiek čia aš važiuoju, pažiūrime. 2,1, 80 km. Šokoladukas Coca-Cola Vytautas ir bandelė. Neturėjo saugenį jokių, tai paėmiau tokią. Dar pratęsiant temą apie padangas. Nuiminėsiu dabar šitas, todėl kad po 1,5 savaitės varom į Estiją, į Saremą. Ir Red Bullio vikingų varžybas tas, apie kurias jums pasakojau. Mausiu Pirelli Cinturato Gravel M. Daugiau protektoriaus, daugiau mėsos, labai Saremos saloj eina skirtingų gruntų trasos. Ir yra tokių akmeningų pajūrio pakrančių, tokių primena šiek tiek Ispaniją. Tai bijau, kad su šitom gali būti šiek tiek iššūkių. Todėl Cinturato Gravel M galės dar kartą patvirtinti savo tinkamumą įvairioms, nes M raidė reiškia Mixed 8. Dar ir buvau užsidėjęs H modelį. Jis yra hard ir galvojau bus labai gerai lietuviškai vasarai, bet nebuvo tokių sąlygų. Nežinau, arba aš nepataikiau. Ir nelabai man patiko, bet M-ai, tai padangėlės. Tai va, irgi dėsiu kem 5 priekį, kem 5 gale. Žiūrėsiu, raportuosim iš įvykio vietos, iš varžybų Estijoje. 3 valandos kelyje, 90 km, vidurkis ir taip aiškus, lygiai 30. Tikėjausi biškį daugiau, bet tiesiog nesigauna taip, kad vėjas į nugarą būtų. Pučia jisai dažniausiai iš šono. Pradžioju taktą, čia paskutinis gal valandos reikalas dabar yra pasididinti vidurkį. Šiaip tikrai niekur neskubu. Važiuoju Z2, pavalgęs, atsigėręs. Oras geras, jau nebelyja.
man patinka, kai nėra labai karšta. Toks 18 laipsnių labai tinkama varžybom temperatūra, nes organizmas gerai ventiliuojasi. Nekaista variklis, sakykim. O dabar irgi neprašojau su apranga, nes užsidėjau prakaitinę tokią be rankovių tinkliuką, tada užsidėjau tokį vasarinį ploną džersį baltą. Ir šiaip gerai, kad pasiėmiau ir užsidėjau, apsirengiau liemenę. Nes pradžiokai buvo ten tie keli lietaus lašai, tai čia priekis vis tiek važiuojant, limpa šlampa. Tai nesušlampa džersis ir tada nėra šalta minti. Šiaip saugo nuo vėjo, gale tai yra toks tinkliukas. Tai nugarą gerai kvepuoja, gerai ventiliuojasi. Toks ir setapas prie 18 laipsnių. Šortai su kišenėm, vienoj guminukai telefonas, kitur laikau kamerą. Viskas pagal seną schemą. Atrodo nestatu, bet 7%. Po 7% į kalną visada būna nuo kalno. Aukštyn žemyn, maždaug taip ir eina šitas maršrutas. Šiaip nėra labai daug sukilimo. Nuo Anykščių, jeigu važiuosit 140 km, gausis apie 1 km, tai yra 1000 metrų sukilimo. Ir aš sakau taip, kad Lietuvoje ant 100 km, jeigu yra 1000 metrų sukilimo, jau yra labai gerai. Ta prasme, pakankamai kalvotai. Kalnų neturim, bet bent trumpas šitas įkalnėlės treniruotis, kad paskui nuvažiavus į kokią Italiją ar Ispaniją nereiktų verkti. Mes vis tiek ten verksim. Verkiam ir verksim. Nes ten reikia 40 minučių, 20, 3 valandas važiuoti kalną. Pas mus čia ilgiausiai įkalnį Lietuvoje turbūt 5 minučių. Nors galima surasti, manau, tokią susidėlioti. Tokių 10 minučių po truputį taip. Ir važiuoti viršų. Pagal vėžes ant asfalto, tai panašu, kad mamytė stumia vežimą su vaiku. 4 vėžės gali būti net 2vietis vežimas. Jaučiu vaikas, kai užaugs. Pirmas dalykas, ko prašys, tai gravel dviračio. Nes jis tiesiog prisimins iš kūdikystės, kad jį graveliais vežiodavo. Ir ta vibracija visa jam smegenyse įsirašė. Tai 100 km artėjom prie Riešės. Baigėsi čia tie graveliai po truputį. Bet aš dar ten surasiu. Čia nuo Riešės šausiu link Santariškių, man atrodo, taip kažkaip planuoju. Paskui pro Verkius, palei upę į Veločino, kai visada kavos. Ir pas prancūzą šalia Le Marquise. Šveicariška bandelė, labai skani. Mašinų nėra. Iš Rygos aukštieji rusokai. Prisiminiau, kad čia yra šiek tiek dar kitas variantas nuvažiuoti iki Santariškių. Tai pro mažąją Riešę nevažiavau link Riešės, ten link Molėtų plento. Šaunu čia ir randu visiškai šviežią žvyrkelį. Kam norisi gravelio, galima va čia šone varyti. Ten tikrai kietas pagrindas. O norint pailsėti po ilgo raido, galima ir pasimėgauti šviežiu asfaltu. Čia civilizacija dar irgi ne visur atėjo, bet po biškį eina. O, visada šitoks būdavo žvyrkelis išvažinėtas, dobėtas, išdaužytas, žiemą pilnos balos vandens. O dabar viską ruošia asfaltavimui, bet yra gera proga kietų gravelį pavaryti. Tai kiek matosi. 103 km nuo sodybos, apie 130 nuo Anykščių, 3 valandos 26, aš Vilniuje. Dar liko visą miestą pervažiuoti, aišku, pusvalandį. Bet čia jau piece of cake. Mokslininkų gatve, pro Santariškių žiedą ir pro Jeruzalę.
O čia desertui. O desertui visada bent vieną reikia atkarpą paimti tako aplink Vilnių. Let's go. Ačiū. Aš dešiniai. Dešinę pusę. Ok. Labas. Jo, panašu, kad Venantas su šeimyna praėjo. Kas nežinot, pagūglinkit, Venantas Lašinis. Kaip matėt, svarbu nelėkti taip akis išdegus rankus ant stabdžių. Teko pristabdyti, nes iš priekio žmogus su vaiku važiavo ir tiesiai prieš teismą. Ką čia toks tikras nusileidimas yra? Reikia imti. Ir kairė. Buvo galima tiesiai ten važiuoti, bet tektų tada į kalną ten grįžti. Ką, nusileidom nuo kalnelio link Neries, o čia eina dviračių takas iki pat miesto centro nuo Verkių malūno. Tai lygiai taip pat priminimas dėl dvirtakių mieste. Nelakstom dieną, neieškom karūnų, nes gali būti daug žmonių ir dažniausiai jų būna, ypatingai miesto centre, ypatingai ten aplink Baltą tiltą, tam, kad išvengti nereikalingų traumų. O dabar, kaip matom, sekmadienio popietę, kiek čia valandų 15 minučių. Dar turbūt ne visi grįžo į miestą. Oras nėra labai šiltas ir malonus pasivaikščiojimam ar gulėjimam ant žolytės prie upės. Upė yra ten. Tai žmonių nėra daug. Ten, matau, susidūrimas gali būti, tai varau čia nais į šoną. Vėjas ir toliau nenustoja pūsti. Tai va taip, 3:50 ir prie katedros. Viena gražesnių šio maršruto vietų Šventos Onos bažnyčia. Daugiau gražių vietų nebuvo. Viskas yra Vilniuje. Ne, juokauju, šiaip visas maršrutas buvo labai gražus. Važiuokit, bandykit, mėgaukitės. 117 km, 3 valandas 55 nuo sodybos iki Paupio. Sekanti stotelė Veločina. Šiltos, tai yra karštos kavos, ką nors skanaus. Jeigu važiuosit nuo Anykščių, tai drąsiai pridėkit dar 1 valandą. Jeigu jūsų tempas mažesnis, galite dar 1 pridėti. Tai visos dienos projektas. Važiuokit, mėgaukitės. Ir nepamirškit aplankyti bike shopų, ypatingai tų, kurie turi kavinės. Labą dieną. Man iš to aparato marškinėlių tau reikia. Aš žinau, aš buvau išvažiavęs. Sveikas. Aš savo rašiau. Tai pabaigai dar kartą viską apibendrinu. Maršrutas Anykščiai, Vilnius. 80% gravelio. Pradžioje yra nemažai asfalto tam tikrose vietose, bet labai gerai paruošia gravelį, savo ramiai apšylį ir tada gali atsukti. Miestuose, miesteliuose visur yra asfalto tam, kad šiek tiek pailsėti protarpiais minant tarp gravelio. Gavosi 121 km, 4 valandos 10 minučių. Vidurkis apie 29, realiai tai apie 30. Buvau sustojęs vieną kartą parduotuvėje, nusipirkau Vytauto Coca-Cola šokoladuką bandelę, pasipildžiau vandens ir ramiai atvažiavau iki Vilniaus. Taip, kad jeigu startuosite nuo Anykščių, tai prie šito laiko pridėkite dar valandą, 5 valandos, plus valandą turbūt praleisite sustojimuose, galite daryti 2, nes pakankamai netrumpas maršrutas. Kokybė gravelio tikrai gera, galiu sakyti 9 iš 10, vietomis 10 iš 10, vietomis 11 iš 10. Maršrutą rasite video aprašyme. Šiaip visada paskaitykite aprašymus, nes ten kartais kokios nors naudingos informacijos parašau, kokią nors nuorodą įdedu, ar tai kodas nuolaidai, ar tai palinkėjimas, ar tai informacija, kur aš paslėpiu specialius prizus važiuodamas gražiausius Lietuvos gravel maršrutus. Taip pat skaitykite aprašymuose, ne tik žiūrėkite video
Linkėjimai visiems ir netrukus startuosime su Social Riders ant Gravel Vilniuje. Ir pabaigai visuomet užsukite išgerti kavos į Velocino, Paupį arba šiaip į savo mėgstamą kavinę. Taip kad iki susitikimo ant Gravel.